Kaip nusileidai kitoj pusė kalvos, kur vėjo mažiau ir kalvų. Pirštas sukyšęs. Ir ten jau pulkas grįžta žmonių ir matau sniegų yra baltuoja. Štai vienas dar slaptas ženklas, kaip ir pasaga keista kažkokia. Kalvos iš tikrųjų neeilinės, čia ne veltui žmonės lipa iš šitas vietas. O čia dar vienas palapinė kažkoks ženklas. Kokie tai akmens amžiaus, geležies amžiaus greičiausiai. Taip įdomiai padaryta, išmūryta, po ženkliuką. Turbūt, kad suprasti, jog nepasiklydai dar. Tai jie pasirodo šitą Mount Or restauruoja dar. Tai čia tie maišai, kur aš galvojau, kad sniegas. Ne sniegas, o prasčiausiai maišai. Saulė kai užšviečia. Rūkai. Tadam! Mano Tora. Hey! Yes. Pasiekta. Nu va, gražiai atrodo. Vėjas baisiai pučia, biškutį prie krašto, matau labai gražiai atrodo žolės, lygumos, aš taip žiauriai tariu, todėl kad šalta ir norėčiau gražiai ištart, bet neišsitarė, švelniai, dailiai. Fainiai atrodo kaip šitas dalykas. Čia horizontas, pagal horizontą, va, įsivaizduokit, fantastika. Pučia kaip pasiutęs vėjas. Baiginau naką nušaut. Ten saulė žaidžia. Ir ten saulė žaidžia. O tas pirštas reikalingas, aš jį specialiai praplėšiu, kad liesti touch ekraną, kad galėčiau ryškumą nustatyti su pirštinėm. Viskam savas priežastis. O mūsų kelias veda, kaip supratau, jau dabar šitą viršūnę sekančią. Ata. Tai liko 2 valandas eiti. Valandą 32 jau einu. Nukeliavęs esu 6,9, liko 6,8. Sekantis waypoint 390 metrų. Tai bus tas kalnas. Ir vidutinis greitis 4,5 km per valandą. Čia dabar tai 1,4, kai žibuoju su telefonu. Tai jau dabar į dešinę suksiu. Next. Šitoj vietoj biškutį panašu į Malvern Hills. Irgi tokios kalvos panašios, bet čia aišku statesnės, tokios rimtesnės.
labai panašios vietos. Nu, tie sklypai panašus, vat. Šiaip tai čia gražiau. Peak District nacionalinis parkas vis dėlto. Dviračiai žmonės važinėja. Šiandien stekia. Ekstremalas. Ten eina skruzdėlytės pačioj. Tai reiškia žmonės. Ir ten, matau, yra dar papildomas kupstas. Toksai. O tarp tų dviejų kalvų. Ta mažesnė priekė, ten toliau dar didesnė. O prieš ją toks kupstas. Ten jau irgi pabuvosim. Smagu. Tokią gaivą jaučiu dabar. Fresh. Tokiom akimirkom, žinokit, ilsiu. Tokios akimirkos atperka viską, visus vargus, visus dumblus. Viską. Šitas, vat, kaip nusileidi kitoj pusė kalvos, kur vėjo mažiau. Ir taip šalta, priekyje saulėta kalba, nematyta dar įdomi. Atperka visus kėlimusis anksti, važiavimus patamsiuose. Važiavimus švintant, kai snaudulys ima už vairo. Atperka visokie, o tokie dalykai įdomus. Juos įdomu stebėti, įdomu keliauti. Nepaprastai senoviniai akmenys. Visiems rekomenduoju. Miracle. Pirštas surišęs. Nuo amžių amžinųjų čia vaikštė ir vaikštys žmonės. Nežinau, kažką tai žymi. Nuo žodžio žymėti. 6, 7, 8, nežinau, pradedu savo žingsnius skaičiuoti.
tokiuose laukinėse vietovėse įdomus apninka jausmas toks, kai aplink nieko nėra. Taip kažkaip toks saulė, kai jaukumas toks pasijunta. Sunku apsakyti tokį dar jausmą netgi. Tai labai geras jausmas. Kai vėjas aprimsta. Kai nustoja stūgauti trumpai akimirkai. Kai pamatai saulės nubalintą, nugarintą. Medį, akmenį. Žyminti kokią tai ribą, senovinę ribą. Vat 100% senovinis vyris. Kalvio darbas likęs. Likęs ir stovi ir paliktas. Jisai čia daug gali turėti porą amžių kokį, mažiausiai. Toliau nerūdyja, viršus kažkaip tai pasidengęs ir stovi vyris. Skylės kokios tai. Kažką jos reiškia, kažkas daryta ar buvę. Kitas taip pat nemažiau įdomus. Čia vos nesamanos apkerpėje. Amžiaus ir lygtai. Supratau, kad ir ten žmonės eina, net takai yra toliau. O ten. Ir viršūnėn eina takai. Pabūsim viršūnė, be abejonės, jokios abejonės. Viršūnėn, pirmin. Ir pažiūrėkime, ką žymi šitas stulpas. Pirmiausia, mes jį aplink apeinam, žiūrim jį iš visų pusių. Taip, ok. Dabar žiūrime, kas parašyta. Tomas Gyt, Oflon Gyt, nu žodžiu, šiam 4 metai. Ką tik pastebėjau šalikelėje kažkokius tai 1, 2, 4 ar 5 stulpus. Reikia apžiūrėti, senovė mane domina. Akmenys su skylėmis kartais naudoti senovės religiniuose ar maginiuose ritualuose. Skylės galėjo simbolizuoti vartus į kitą pasaulį, žvaigždžių stebėjimą, arba padėti atlikti tam tikras ceremonijas, pavyzdžiui, saulės, mėnulio šviesos projektavimą per skylę. Antra, žemės ženklai arba orientyrai. Kai kurios skylėtos struktūros galėjo būti orientyro taškai. Per skylę galima matyti kitą kalną, viršūnę ar slėnį. Tai galėjo būti naudinga senovės gyventojams, žymint teritoriją ar takus. Ką žymi tarp kitko rodiklis? Public Bridleway. Medžiai kaip žaistiniai. Ten takas toks eina. Tos žolės. Kaip jos atrodo gražiai. Kaip jos fantastiškai atrodo. Atsikvėpti, pamedituoti, pakaifuoti. Man toras kaip atrodo kito rakurso forma. Dar vieni nestandartiniai varteliai. There you are. Biškut per daug trenkiu, bet per daug trenktis. Bet tai nereiškia, kad aš iš piktos valios, aš netyčia. Tiesiog trenkiau ir einu toliau savo. O toliau plyti puikios gamtos vietos, nuostabus keliai palyginus, kaip kad kalnuose dar ir per nuostabus, vietomis labai geri, vietomis dumbluoti, tačiau
Nesigailiu, kad šiandien išvykau. Nesigailiu. Liuks. Šaunu. O ten prieki matos nepaprastai įdomiai išaugę medžiai. Tuo aš tą šoninį vaizdą dar biškutį pažiūrėsiu ir parodysiu, kas priekyje darosi. Na, aišku, medis auga taip, kad ir koks kalnas status būtų. Vat, prašom, ten toli. Aš pradžiu galvoju, kad palmės, ko taip liki. Įdomu, kaip ten, kokie ten medžiai. Giraitė apačion eina. Vėjas žaismas. Nuostabu. Debesų žaismas, vėjas žaismas. O nelabai čia lygu, slidok. Vėlgi, tokios ne girnapusės, bet su skylėm skylelėm. Ir parašyta kažkas. O kas parašyta? Supported by Holidays Party Found. Walks around Castleton. Ja, turbūt man ne čia reikėtų. Op. Public footpaths. Pick Northern Footpath Society. To Mount Torway Orange Cross ore. Castleton, please keep dogs and kids there. O čia in memory on John Beard. He loved walking these hills from friends in Staffordshire. Nuo draugų. Join us Peak and Northern Society, sakykime. Turncroft Lane, Stockport. Ir internetinis adresas. Vėlgi senovinis vyris likęs, kurį būtinai nufilmuosiu. Tai kurgi mes einam toliau? Reikia pažiūrėti telefoną. Tada viršai matau kažkoks tekmo. Čia visur akmenys šiaip. Ką tik žmogus praėjo. Čia puikiausias pušynas. Ošia nuo tolo. Kai vėjas pučia, labai gražiai ošia medžiai. O čia medelynas, pasilgo akis. Vieni akmenys šiandien mačiau tik tai. Viršui dar baltas lėktuvas skrenda dangaus mėlyje. Lypam laiptais. Čia kas irgi Jakobs laiptai. Dviejose vietose jau Jakobo laiptai buvo. Ar kopėčias, ar laiptai. Tik tai laiptai. Tos laiptus reikia visą laiką jėgos ir užsispyrimo užlipti tais laiptais. Kitoj pusėje kas čia lieka. Pušynas. Nu grinai besigalinėjantis gamtos stichija jaučiuosi šiandien per tą vėją. Kuo aukščiau, tuo labiau pučia. Čia iš tikrųjų statyta Olando kepurė. Nežinau, tai Olando kepurė, aš taip tik tais venu. Girdėjau vakar apie ją ir man čia kaip Olando kepurė kažkodėl atrodo.
Čia aišku ne Olando kepurė, turi savo pavadinimą, kurio aš kol kas nežinau. Reiks paguglinti. Taip, čia reikia biškį pastangų. Visi sąnariai, raumenys dirba, stemplos, sausgyslės. O čia tas akmuo, kurį aš iš apačios mačiau. Jisai išsiskiria, nes prie pakraščio labai turi tokį sostą, vat, šiltą dieną čia pasėdėti kreivai, bet va, kažkiek atsipūst nuo galinėjimusi su aukščiu. Reikia daugiau dėmesio dabar, nes kad nesinoriu visai skraidyti, kad nupūstų, tai savęs gal nefilmuosiu. Jūsų nekalbinsiu, vėl tik tais vaizdu, kol jau užlipsiu. Na jo, dabar man į nugarą pučia vėjelis. Labai didelis vėjelis. Nori net iš kojų verst, bet jam nepavyks. Aš drąsus, aš stiprus, aš vikrus. Kitas luitas išskirtinis, kurį pamačiau užkopęs. Tai jau taip. Na. Na, čia lygi vietelė, nuo kurios pasižvalgyti galima. O dronų, dar aš sakiau, dronų, aš gerai kai neėmiau, jokių šansų dronui šiandien. Kad? Koks dronas? Na, aš prie krašto ir neinu. Ir neįsiu. Nes čia jau kraštas. Kraštas. Pakeliu tik telefoną. Dabar vėjas pučiama į mane, ne nuo olos. Nu, aišku, geriau, kad nepasikeistų kryptis. Einam šalin. O mes traukiame tenais. Tenais. Į trečią kalną. Nežinau, kaip šitas pasivadino. Blemba. Nu. Follow this way for 1.2 O kol kas su tokiais vaizdais, su tokia žaluma, su tokiais akmenim, su tokia nuotaika. Einu į priekį. Vat. Ir ateina laikas naujam anekdotui. Anekdotų pasakoris. O, prašom. Sudeda žmonės. O gal tvarką darė, o gal paprasčiausiai pažymėjo kažką. O gal kiekvienas po akmenuką gavos piramidė. Ten dar vieną mažesnį biškutį. Traukinys važiuoja pačioj, davai nufilmuokim traukinį. Kažkur iš ten į čia varo. Į lietų traukinukas. Tenai. Po kelis traukinius iš karto. Čia dabar prasilenkė vienu metu beveik. Anas į aną pusę važiavo, tas į kitą. Traukiniai taip ir važinėja. Čia to slėnių, toks slėnis gaunas tarp kalvų. Ten vėl kalvos, kuriuose turbūt nežinau ar buvęs. O čia vėl kalva gaunas, o ten slėnis. Ir to slėnių pravažiuoja traukinukai. Taip, o mes einam toliau. Blemba tokia panorama. O mes ten einam. Piramiditė.
Ei, kas ten lietus atsivėjo, o siaubas. Nebereikalo tavo Vaivorykštė čia. Skubėti viršūnę apžiūrėti, kol dar lietus nedėjo. Bėgam. Gal pabėgsim nuo lietaus. Tik slidu reikia atsiminti irgi bėgti. Čiūdienis. Yes. Pirmas lietaus lašelis pasiekė kameros objektyvą. Aš jį matau. Ne, į viršų ilgai nepabėgiausi. Vaivorykštė! Yes! O, visa Vaivorykštė, žiūrėkit. O, per visą dangų. O, kaifas. Medalis už bėgimą, 200 metrų. Nu, faini. O, kokie ryški. O dabar reikia uždengti kamerą. National Trust Luz Hill Peak World Peace. O ja, koks įdomus pavadinimas. Lietus atsivyja. Vos atplėšiu vartelius, vėjas pučia labai ir spyruoklė stipri. Štai čia kas yra. The GPS signal is weak. Directions might be delayed. Na ką, dar vieną viršūnę pasiekiau. Hei! Nu, nežinau, ar tą viršūnę dar aplankysiu šiandien. Bet tenai dar vieną viršūnę matosi toli. Turbūt ant tos nebūsim. Kitą kartą jau viršūnės kelias ne ten veda. O ten liko salelė ta su pušaitėm. Dabar kuo greičiau nusileisti ir baigti šitą maršrutą. Tai ką tik pasižiūrėjau, liko dar 3 km su viršum eiti, bet jau yra 15 valandų ir kaip ir link sutemų šitas, o man valandą įmo dar, tai dabar reikia jau paeiti kaip reikalas. Taip va, tokie jau vaizdeliai, jau tamsus debesis ateina. Nereikia pamiršti, kad jau yra žiema beveik, lapkričio pabaiga. Tai ką, tai ir einam. Daug, sako, čia į kairę sukt reiks. Pasižiūrėsim, kur čia į kairę sukt. Ir čia buvo, ir iš kitos pusės turbūt bus tokia pat informacinė lenta, kokia čia viršukalnė buvo dabar. Nedidelė viršukalnė, bet vis tiek viršukalnė. Iš tų 3 viršukalnių, tas visas 3 viršukalnės pradžioje, kur filmavau nuo viršaus, irgi viršukalnės praėjau. O buvo čia, prašau, jau aš ateinu iš tenais, dabar sako, keep left. Einam greičiau. Valgo biškutį džiūvėsėlių tokių, ryžių paplotėlių tikriau. Išaugau. O ten tai die kalnai su žeme maišas jau grinai. Kažkoks kaminas, matau, kontrastai. Gerai, iki Mamator.
Tai ką tik pralindau pro pačius siauriausius public footpath tvartelius, kokius esu tik matęs. Iš tikrųjų, vos pralindau. Čia jau ne kuvas lenda tarp tų stulpų dviejų, o pats savo slendė. O tai atrodo kaimelis. O kaip gražiai pasipuošęs kalėdoms. Puiku. Dar gražu, kol dar viskas matosi. Dėkoju už tai, kad buvo šiandien kartu su manim šitoje ekskursijoje, šitoje, ne mikronuotykė, šitame makronuotykėje. Primenu, kad tai buvo Peak District, nacionalinis parkas, kuriame iki šiol esu ir dar reikia paeiti man valandėlę, bet jau sutems ir ko gero lynoti pradės. Su jumis atsisveikinu. Dar kartą dėkui. Būkite kitose nuotykėse, bus dar ne vienas. Iki kito susitikimo. Iki.